sveiki grįžę į mano kanalą. Penktadienis turime filmuoti video. Ir teoriškai turėtų būti kovo mėnesio stalčius. Ir aš galvoju, kad, kaip ir viskas gerai su tuo stalčiu, nežinau, galbūt net nereikėtų jo keisti, toliau tęsti ir tada ką filmuoti ir taip toliau. Bet žinot ką? Mes darome kovo mėnesio stalčių, nes aš jį atsidariau ir jame yra toksai bardakas, kad aš žinau, kad jeigu aš nedarysiu mėnesio stalčiaus, tai aš ne tik jo nesustvarkysiu, aš greičiausiai net šepetėlių savo neišsiplausiu. Ir jeigu aš va dabar tą stalčių taip, kameros, kad nenuversti, išimčiau, čia yra belenkas. Įskaitant tai, kad čia jau yra greičiausiai kokių 3 mėnesių šepetėliai neplauti. Tai jo, galima skaityti savotiškai pribridau. Tai čia vienas iš tų momentų, kur nori, nenori, reikia daryti. Ir šitą mėnesį galvojau, kad tas mano stalčius, žinot, mano visas gyvenimas yra apie šešėlius. Ir 2 kartus vasarį dažiausi išeidama su tom paletėm, kurias mes apžvelgiam, kurio video atskiras nufilmuotas. Ir tada visas kita, ką aš turėjau pas savo stalčių, man iš tikrųjų labai patiko. Tai dėl to yra ta tokia pagunda pasilikti viską. Bet aš turiu dafiga kosmetikos, tai reiškia, jeigu aš pasiliksiu šitą dar vienam mėnesiui, aš nieko nepanaudosiu, kas ten ir taip sėdi. Tai štai, žinokit, šį mėnesį, kovo mėnesį, mano mintis yra tai, kad mes dabar čia visų pirma tvarkysim šitą stalčių ir visų antrą, kovo mėnesio stalčių pasidarysim iš tų priemonių, kurių aš neatsimenu, kada paskutinį kartą naudojau. Vat. Čia va bus man. Nes vėlgi, jaučiu, kad reikia tas priemonės taip kaip ir rotuoti, neužstrikti ant tų mėgstamų, vien tik tais dėl to, kad, galbūt man ta priemonė nepatinka, galbūt dėl to guli, o jeigu jinai guli dėl to, kad man nepatinka, kodėl jinai apskritai pas mane guli, ne? Va, čia tai gera logika. Tai štai, pirmiausia, reikia šitą stalčių sustvarkyti, tai Clio šitą pudrą 2 mėnesius, man atrodo, aš jau šilės ją naudojau, spalva mano yra 19N ir tai yra pats geriausias dalykas, ką aš manau savo stalčioje aš šiuo metu turiu, kas liečia pudras. Labai lengvai dengiasi, galima pasidaryti maskavimą, kokį nori, labai gerai, natūraliai ir laikosi ir atrodo. Ir jeigu, sakykime, dienos metu tau reikia kažkur kažką pasitvarkyti, taip natūraliai susiblendina. Šiaip realiai kažkada prieš tai gerokai seniau esu turėjus Clio Cover Me kažkokią kitokią pudrą ir man nepatiko jinai. Man atrodo, jinai buvo tokia per tiršta, Bet čia va, čia tai šiandien reikalas. Tai jo, šitas patiko. Mano kontūravimas. Dievulėliau, tas mano kontūravimas. Sausa pudra rankinukė. Bet šiom dienom išsitraukiau ir galbūt reikia šitą man pamėginti panaudoti kaip kovo mėnesį, vien tik tai dėl to, kad jinai jau pas mane jau kuris laikas. Ir iš tikrųjų, kaip ir sakau, man jinai pieštukų kvepia, tokio medžio drožlėm. Ir aš jau vakar su jo pasidažiau, tai jo, jinai tokia labai drėkime gyvenimą išimanti iš veido. Tai aš galbūt, žinau ką, iš tikrųjų pasiliksiu šitą va. Čia jau dedu šoną, bus kovo mėnesiui. Palaukit, kaip aš čia ką aš darau. Palaukit, ne, maišausi, jau maišausi. Tai taip, ką aš dar turėjau. O, šitą turėjau Wake Me, paletę mažą, kurią sakiau, kad yra mano skaistalai praeito mėnesio. Ir aš, žinokit, va žalą šitai spalvai tai tikrai padariau ir šitų 2 spalvų kombinaciją. Šitą irgi mėginau porą kartų naudoti. Man labai patiko. Kaip norėčiau šitos spalvos ir konsistencijos ir visko pilno normalaus dydžio skaistalo, jūs neįsivaizduojat, nes apsėsta ir visas šitas yra, tai tiesiog, kad tik tai su pirštu gali paimti, neturiu tokio dydžio šepetuko, kad paskui skaistalas, tai toks buvo truputėlį hemorojus naudoti kaip skaistalus, bet vaikyti, kaip man jie patiko. Labai patiko.
Tada aš irgi porą tokių daiktų išsitraukiu pasidedu, nes apie juos dar nekalbėsim, čia bus kito mėnesio kažkurio kito pirkinių video tema. Tada turiu 2 paletės. Ir irgi, žinokit, tai yra mano vienas mėgstamiausių palečių, kurios man labiausiai patinka, tai šita Moa. Tai man žiauriai patinka. Žiauriai patinka. Tokia pigi ir tokia kokybiška, taip lengvai dažytis ir pigmentacijos spalvos. Aš esu apšalus ir mano Pat McGrath Interstellar kažkaip vadinasi, jo Interstellar Icon. Žiūrėkit, kartu su jumis, žinot, kad nusiimam tą plevelę. Dabar visi pirštų antspaudai matysis. Kliuot atgal. Viskai gerai. Tai, jo, šita paletė, tai irgi man yra nereali ir šita spalva, galima sakyti, kiekvieną kartą naudojusi. Šitos irgi labai gerai tiek pravedimui, tiek patamsinti išorinį voką. Ir ta mėlyna šiaip faina ir įdomi spalva, kaip ir su šita. Taip, ką aš dar turėjau? Mano antakių pieštukas, vienas ir vienintelis. Mano Charlotte Tilbury pieštukas, kurį jau drožiau, va kaip tik neseniai padrožiau, po paskutinio naudojimo ir taip jau pradedu liūdėti, kai jis toks labai mažiukas pradeda atrodyti, tai jau galvoju, kaip čia reikės eiti pirkti naują. Tušas buvo mano štai šitas Essence, kurį mėginu sunaudoti, viskas su juo gerai yra. Kėda sakyti, aš vis dar nenusipirkau naujo šito, o jau dieve tu mano, kaip tikrai reikėtų nueiti iki Superdrogo ir nusipirkti, nes... Yeah. Tada mano kreidelė irgi, kurios jau tiek nedaug likę, tai turime visokių tokių poro išėjimų, nežinau, kiek čia tie poro išėjimų visą laiką, tik tie poro išėjimų pas mane mėnesį. Pažiūrėsim, galbūt netgi pabaigsiu ko mėnesį šitą kreidelę, galėsim kitą spalvą išsirinkti kitą mėnesį. Ir viskas, žinokit, viskas, kas čia va yra likę pas mano stalčiuje, kiek čia visko mėtus, visą tai yra šepetukai, kuriuos reikėtų išsiplauti. Tai va, tai tą progą, dabar palaukit, man reikia kamerą pajutyti, nes tikrai išmesiu. Bandydama išsiimti savo didį kosmetikos stalčių, kad galėčiau normaliai vertinti, ką aš čia turiu ir kada ką paskutinį kartą naudojau, ar ne? Taip, veido produktai, pudra, tai iš šito stalčiaus turiu stalčiuje, tai yra ne iš šito stalčiaus apskritai, turiu 3, kas nėra metų pabaigiau projekto dalis, ane? Tai šitas Esport ir Tyras ir šitas. Kokią čia naudot? Žinokit, šiaip šita man galbūt yra šiuo metu per tamsi, tai toksai biški, bet mažiau, žinokit, sunku išsirinkti, nes tiek šitas Esport 20 vanila, tiek šitas labai fainai yra. Tik tai šitas yra tas mano antras naujas papildinys, nevok ekišona. Įsidėtas ir nežinau, gaila atidaryti, tai jūs nepyksite, ne? Bet aš dar vieną mėnesį pasiliksiu šitą pudrytę. Tai, tada labai greitai su veido produktais galime prasisukti, nes bronzantą kontravimo turiu tik tais vieną ir kaip sakiau jau prieš tai šitą Catrice sausą pudrą mėginsiu, kiek daugiau panaudoti per mėnesį ir šuo vagia viską, kosti, pagilka. Šitą pamėginti sunaudoti, nes nežinau, man atrodo, reikia man duoti jam tokį biškį kritinį vertinimą mėnesio 2 ir galbūt tai net ne tas produktas, kurį aš mėginsiu iš tikrųjų sunaudoti, nes tas pieštuko kažkoks medžio kvapas. Nežinau, ar tai geras dalykas. Taip. Tada mes turime skaistalus. Šuo išlysk. Su skaistalais dabar kokie yra dievulėlių tas tie kodėl aš taip jaučiuosi, kad aš tiek nedaug skaistalų turiu. Ne, jaučiuosi, kad turiu daug skaistalų, bet tada paimu rankas ir jie tik tais 5. Kaip čia taip yra?
Tai tik 5. Mane kanda dabar. Padeda man čia viską. Tai jo, žodžiu, šitą tikrai neseniai naudojau, atsimenu. Šituos Judy Doll aš visą laiką išsitraukiu abiejus, kaip kada man papuola nuotaika ir visa kita. Ir žinot ką aš tikrai neatsimenu, kada paskutinį kartą naudojau. Tai yra štai šitie Hinze ir man jie labai labai patinka. Ir aš galimai norėčiau taip pamėginti, nes aš jau pradėjau dirbti ant savo Korėjos pirkinių sąrašo. Ir ten šitos serijos yra dar viena spalva, kurios norėčiau. Tai manau puikia proga prisiminti tekstūrą ir šitą produktą ir pažiūrėti, ir aš vis dar noriu. Tas kitos spalvos, greičiausiai noriu, bet šuo. Tai va, mano skaistalai, nesakau, kažkaip galvoju, kad turiu daug tų skaistalų visokių ir ta ir ana, ir tai kur jie tada? Palaukit, aš turiu savo knygos sąrašą, štai čia. Sasvienys, kur mano yra, kur aš dariau inventorizaciją. Čia skaistalai parašyta 13, ne, 11 iš po išsivalymo. Žinot, kas bus pairės? Kad jie yra štai čia. Ir štai, ką man reikėtų naudoti. Taip. Va, ką man reikia naudoti. Tuos Hinze greičiausiai man reikia pasidėti vietą nukatumą. Ir iš šitų skaistalų. Kuriuo aš čia nežinau. Vieni yra Too Faced, man atrodo. Šitie gal Too Faced? Šitie net nežinau katumą. Čia yra Givenchy's, kuris aptrupėjo, kol aš mėginau išimti iš tos plastikinės pakuotės, kurią, kaip atsimenu, greičiausiai aš ją turėjau. Nėra čia net ant dugno parašyta, tai jo, nežinau realiai. Sakau, vienas, šitas yra Makeup Geeko, ta didesnis Romance vadinasi. Nebėra Makeup Geeko, nebeegzistuoja. Tai va, gerai, tai tada tą didelį šešėlį dedu atgal. Imsime šitą paletę ir naudosime štai šitą skaistalą ir tada bus čia mūsų highlighteris. Irgi pasivairinimui, nes visą laiką kaip ir prisiminus naudoju tą ir beveik atsibodu ir netgi pamiršau, kad turiu aną. Tai va, labai gerai. Čia mes taip turime tą skaistalą, turime taip, viskas, visi pilni veido produktai. Visai neblogai aš jaučiuosi, kad mes dirbom ant viso šito reikalo. Taip, tada kiti nuobotus produktai, kur nelabai turiu jau kaip pakeisti. Tai yra šitie. Mano vienintelis antakių produktas, tai tas Gucci pieštukas spalvoje 4, prie kurio pripratau ir viskas yra su juo gerai, bet, brangus kaip antakių pieštukas. Tada mano nunešiotas Maybellinas primeris ir tas pats, nors turiu kokį tušą kitą, kur sakyčiau, kad turėčiau naudoti, nes neatsimenu, kada naudojau. Ne, su tušai kažkaip neužsistovi, o tai, kas stovėjo, iš tikrųjų metų pabaigoje išsimečiau. Palaukit, taigi, veido, tai maskuoklis. Maskuoklis yra, ką aš prasileidau, bet su tais maskuoklis arba yra projekte, arba netidaryti. Tai ką aš turiu tą Diorą savo. Tai ką čia daryti? Tik greičiausiai to pačiu Diorui tęsiam, nes nežinau, iš tikrųjų, jo, naują atidarinėti nenoriu, o kita yra projekte. Ir čia rankose ta kreidelė, apie kurią ką tik kalbėjau, kad jos labai nedaug likę, ir tas mano ant lūpų pieštukas Charlotte Tilbury. Nes paėmus dabar žiūriu ir galvoju, kad neturiu greičiausiai jokio kito lūpų pieštuko jo, nes aš juos visus išmečiau. Matai, kaip pavariau. Tai, jo. Iš viso šito, kas mums yra likę, tai akių pravedimai, šešėliai. Ir jo. Taip, dabar su šešėliais. Oi, palaukit šitą, taigi. Būčiau irgi dar pamiršau pasakyti, kad aš turiu šitą kaip pudrą. Bet jau užsirinkau, jau tik to. Netaip jau seniai ją turiu.
Taip, ką turiu seniai ir ką labai seniai naudoju, arba neatsimenu, kada naudoju. Aš žinokit, kas liečia būtent šešėlių, žinau netgi apie kokią paletę aš turėčiau įsitraukti. Ir tai yra ta paletė, kurią aš pernai metais nei sykio jinai nebuvo mėnesio stalčiuje ir aš jos nei sykio nenaudojau. Tai jinai ir ją aš pirkau pirmą kartą, kuomet įvariau į Korėją, tai buvo prieš 3 metus, tai aš ją turiu 3 metus ir per pernai metus ir dar kažkiek tais greičiausiai nuo praėjusių metų aš jos nenaudojau. Tai va. Ir su šita paletė nieko nėra blogo, iš tikrųjų yra gera paletė. Tai yra štai šita Clio Street Brick. Štai kaip jinai atrodo. Tokie rausvai šiltesni atspalviai, galima sakyti, ar visa kita. Bet iš tikrųjų jie nėra labai šilti, tai jie gerai ant manęs atrodo. Ir tie blizgučiai yra pakankamai gražus ir panašiai. Tai kiek aš atsimenu tuos kelis kartus, kuomet aš ją dažiausi, man jinai iš tikrųjų patiko ir yra viskas gerai. Tai štai, mūsų mėnesio paletė. Ir žinokit, aš manau, kad prie šito, kadangi jau turiu užsitraukusi ir turiu su šitą didelę paletę, mano tikslas būtų panaudoti ir kažką tai šitų iš vienspalvių šešėlių, nes jeigu ne, tai čia greičiausiai viskas taip ir stovės. Iki numirs. Ir čia yra labai gražius spalvų, ypač šitie blizgučiai, prie kurių irgi nuo pernai vasaros nelabai prisiliečiau. Ir jo. Štai taip. Ai, pravedimą. Mums dar trūksta. Taigi, pravedimai, dabar, tie pravedimai, prie kurių būsiu, lūpų produktai dar irgi. Tai išėlės, pravedimai, prie kurių būsiu mažiausiai prisilietusi, bus greičiausiai visokie spalvoti. Pavyzdžiui, tai šitas žalias iš Essence, kur aš nežinau, kaip aš su šitą paletę tam, sakykime, inkorporuočiau, bet, sakykime. Ir tada, manau, irgi neatsimenu, kada naudojau štai tokį tiesiog tamsiai violetinį iš Hiko. Kuomet valiausi stalčių prieš kalėdą žiūrėjausiai nesudžiuvęs veikia. Tai turėtų būti gerai. Tai žodžiu. Turim žalį, violetinį. Ir teoriškai turėtų užtekti, nes jeigu įsidėsiu dar kažką, tai tikrai kažko nenaudosiu. Nes jau bus neįmanoma, kad čia viską taip naudočiau. Jeigu nuoširdžiai pakalbėčiau su savim. Jo. Tai štai, 2 pravedimai. Tai su tuo žaliu nežinau, kaip ir ką, bet violetinis, manau, tikrai turi šansų, kad aš jį panaudosiu. Pliusas. Ir tada lūpos, taip lūpų produktai, nes kaip ir pasidėjau lik šiol, tai tik tai tą pieštuką. Ir dabar, jeigu kalbėti apie tai, ko aš neatsimenu, ką aš naudojau, tai greičiausiai kalbėsime apie lūpdažius. Ir iš jų aš turiu tokių nemažai kandidatų, jeigu nemeluosiu. Vienas iš jų yra štai šitas iš Nauba. Ir praeito video metu, jeigu atsimenat, sakiau, kad spalvos kaip ir geros tokios šitų produktų, bet man ta formulė, pavyzdžiui, šitas jeigu aš taip parodyčiau, susifokusuok, jisai toksai, nežinau, tirštas, toks, nežinau, iš formulės pusės. Spalva kaip ir nieko, suprantat? Na, okei, pasiimu šitokį blizgį. Gal iš tikrųjų nėra tai blogai. Okay. Ir tada kitą, ką dar labai seniai naudojau, tai vėlgi dabar prisikrausiu tų tokių visokių. Turiu Max Factor štai tokį labai raudoną, kuris irgi gal būtų smagu iš tikrųjų.
nes turiu raudonų lūpdažų, dabar kurie man labai patinka, kaip pavyzdžiui mano Givenchy's ar Pat McGrath. Ir aš labiau juos naudočiau negu šitą. Bet, o tačiau, daugosim savo tos, aišku, prisilipinsiu savo tos pilnant lūpų. Bet, gal mintis yra tai, kad per šį mėnesį pamėginti man su šito Mass Factorium pasidažyti ir pažiūrėti, kaip aš jaučiuosi dėl jo iš formulės, iš išsilaikymo ir viso kito. Ir kadangi turiu kitų raudonų, gal šitas turėtų būti nurašytas. Taip, pakreipsiu veidroduką savo ir mes aišku, kad kartu pasidažysim, nes tai iš tikrųjų, va taip reikia rinktis tą mėnesio stalčių, paeksperimentuojant truputėlį. Va dėl to jisai man patiko. Matau, taip labai lengvai, gražiai. Aišku, viršutinės lūpas dar nedažiau, bet jokių plėmų, nieko, taip gražiai vienodai. Labai faina, žinokit, Max Factoriaus formulė. Ir man jau sudžiuvo. Ir ant lūpų jaučiasi tarsi nieko. Labai patogiai. Taip, pasilieku. Kaip mėnesio šitą, aš manau, man juo tikrai reikia pasinaudoti ir pažiūrėti, nes to labiau, kadangi paletėje turiu tokių ar nepaprastų šviesių spalvų, kuriomis labai lengvai galiu akis pasidažyti, kad nešuoti raudoną lūpdažį. Jo. Manau, labai geras planas. Ir gal ryškiam spalvom, ryškiam lūpom matys greičiau pavasarį šiandien. Saulė šviečia, oras toksai gražus, labai geros nuotaikos dėl to esu, bet 0 laipsnių šalta, tai belenkai. Tai va, žinokit, va taip va, labai greitai mes čia 22 minutės susiruošėm ant stalčių, man visiškai netgi nepasiruošus iš anksto. Tai labai greitai mes čia. Labai netikėtai. Nu va, ką reiškia gera nuotaika, šviečia saulė, žinai, ko nori, taip ir viskas padaryta. Tai kągi, ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi video patiko ir pasimatysime kito video metu. Ta.